nedaug ir tai liko. Tik 2. 2. Dar 2 iš mūsų. Tik tiek. Ką? O jūsų? Ok, tai mes ką tik gavom tipo savo tą kristalą ir dabar mums reikia dabar sekt vampyrę iki pianino. Ok. Yra užrašytos trumpos istorijos. Perskaitę jas, atspėkite, apie kokią pasaką jį pasakoja ir padėkite teisingą pasakos kortą prie istorijos. Tik sudėję visas kortas galėsite išeiti. Nebandom. Tai imkite tas kortas. Galima visas atverstame. Jo, kur jas reikia? Tenai? Jo, čia. Kokį lapai? Kiek jūsų yra? 6. Čia nelietuviškai. Varta prasme, kad čia nelietuviškai. Mes turėjome sudėlioti istoriją su tekstu ir aš manau, kad visi iš karto suprato, kad reikia atvirkščiai skaityti, nuo galo iki priekio, bet pasirodo ne. Tu turi užrašyti, ką? Princesė miegojo. Princesė miegojo. Šimtmečius. Atbulai, skaitykite atbulai. Nu, ką galiu pasakyti, pati pirmas supratau tas raides. Dėliom kortelės ten reikėjo perskaityti. Susišvietė man, kad ten kita kalba, bet tipo. Tiesiog atvirkščiai buvo parašyta, viskas gerai, viskas buvo paėję. Ragana paslaptingai rodo į mišką, tamsų, vaikščiai. Maža mergaitė nešė Vaikai. Ragana su 2 vaikais rodo į paslaptingą mišką. Jo, tai mergaitė čia kažkas su 2 vaikai, ne? Paskaitysiu. Ai, palauk, patinamiškai. 2 vaikai. Vaikščiojo per mišką, tamsų mišką ir vaikai rado paslaptingą portalą. Kas žemyn klavo iš paslaptingo portalo, kur ši erdvė į stebuklingą šalį su gyvūnais. Du vaikai vaikščiojo per tamsų mišką ir rado paslaptingą šitą laivelį. Raganą. Kas su raganu turi kažką? Čia neragana. Ateik čia. O kas čia? Rodyti sistemą. 2 vaikai
Čia biškį man atrodo, kad čia, aš panašu, kad tie du vaikai, kurie tą savo dailį namuką ėjo. Jonukas ir... Kažkaip ir susigaudžiau apie užduotį, bet nesugebėjau rasti savo kartelį priskirtos pasakos. Iš mane tiesiog yra pagrebė ir padėjo už mane. Ačiū jai, nes gal taip ir nebūčiau radęs, gal nežinau, būtume dar ilgiau užtrukę. Tai jo, tai šitas, ne, žiūrėkit, Jonukas ir Gritutė. Tai šitas. Kas dar dalykas? Tai reiškia tik šitas, tai noriu šitas. Tai palaukit, ar nėra, palaukit. Kokį veikėją laikė raganą? Jauna mergaitė kažkaip pavyko. Bet tai man tai čia labiau pelenės. Man tai čia visiškai pelenė yra. Aš nežinau, bet kažkaip susėda tenai. Kadangi viską atsakėte teisingai, galite eiti balsuoti. Žinau, gavęs savo kortelę, nelabai kreipiau stipriai dėmesį, kas paveiksliukas buvo, bet iškart tik tai pamatęs tekstą ant stalo, iškart puoliau skaityti, bet žiūriu, kad raidės buvo parašytos gan keista tvarka, bet sugebėjau išsiaiškinti, kaip skaityti ir sugebėjau, manau, kitiem paaiškinti ir manau, kad gavos visai neblogai mums išsiaiškinti šitą užduotį. Dabar galite apsitarti. Aš manau, už Erą tikrai nereik balsuoti, nes jinai labiausiai padėjo, jinai labiausiai dirbo ir jinai labiausiai nenusipelnė mirti. Kas manot? Aš manau, Era geriausiai dirbo šitam tipo ir labiausiai padėjo. Balsuom už tą, ką norim. Mūsų nėra daug, mes šiandien turim ką tartis. Ne, aš manau, tas, kas slauna visus uždėm, kuris mums nepadeda. Ir Era mums, Mes pavyzdžiui, vis dabar labai tiek kažkas padeda. dar mirs. Tiesiog balsuojam. Čia jau sėkmės reikalas, mūsų tiek te liko. Nu ir kas bus tas lėtasis atpirkimo ožys? Nežinau, tai aš klausiu, kaip jūs visi manot. Aš, pavyzdžiui, Nežinau, man padėjo Martynas. Kai su užduotimi. Aš daugiau kitų nežiūrėjau, kas kaip dirbo. Kipras man taip ir neatsakė mano klausimą, tiesiog nusimažino, jis bandė apginti Erą, galiausiai jam nepavyko, na, absoliučiai apie nieką. Žmonės tiesiog bando dabar prastumt laiką greičiau iki kito balsavimo ir nevyksta jokių debatų ar pokalbių. Aš nežinau, Aš pirmą supratau, kad ten raidės kaip skaityti. aš tiesiog, man šitie visi įvykiai, aš negaliu, aš mąstyt. Mane labai blaško. Galim balsuoti. Aš galiu balsuoti už save. Aš galiu būti savanoris. Pats išeit. Galiu būti aš.
Jeigu tai tavo pasirinkimas. Taip, tai yra mano pasirinkimas ir jis galutinis. Gerai. Tai mes dabar balsuosim už vieną žmogų. Kaip jūs norit? Kaip jūs Rinkis norit? jau. Martynai, ar tu... Tai ne, tai taip ir Ne. gaunas, kad jeigu Martynas, tipo... Ne. Tai jis už save balsuoja, tai kokias kartus iš Tai pala, o tai tu balsuoji už save? Ar Aš tai- noriu, kad mane pasimtų kartu. Aš nenoriu, kad jais balsuotų. Aš noriu, kad mane tiesiog paukotų. Kad daugiau čia surinktų tas kristalus ir visi eitų normaliai namo. Aš tebenoriu iš tų cirkų. O gal tiesiog balsuok už save. Aš manau, Aš tiesiog nebežinau, ką daryti. aš manau... Balsuojam normaliai, Tiesiog- leisk sėkmei, tu Martynai, Tu apatija negali to nėra daryt. pasirinkimas. Aš nebežinau, ką daryti. Gerai, tiesiog Tiesiog balsuojam, pasitikėk tiesiog sėkme. balsuojam. Visi Viskas. balsuojam, Balsuojam. tikim Viskas sėkmę. balsuojam tiesiog. Martynas. R. Eras su Martynu išbalsavo. Kas čia per nesąmonę? Buvo žymiai geresnių opcijų, už ką galima buvo balsuoti. Ta prasme, jie abudu taip prisidėjo per šitą tipo challenge ir dabar vienas iš jų turės mirt. Nu, tokį sprendimą, bet kokiu atveju, kažkuriam, manau, reikėtų priimti, bet kokiu atveju, net nežinau. Tiesiog, aš padariau dėl to, kad man pačiam buvo sunku ir aš nebenorėjau daugiau taip matyti šitų nesąmonių ir tiesiog pasiaukau dėl kitų gerovės. Manau, kad padariau teisingą sprendimą. Lipkit ir sėkmės. Aš nežinau, Aš nežinau. Ne, paimk nosį. Paskaityk. Ar paskaityk. Šios šešios pasaulės sudarytos vieno paslėptų istorijų. Turite dirbti kartu, kuriuose teisingai kviesti kartu gyventi. Jeigu ne, reikia abiejų Pabaigą, gerai. Tai mums reikėjo pagal eigą sudėlioti karteles, jų buvo 6 ir jas reikėjo sudėlioti pagal istoriją visą ir ten nesąmonė buvo. Giliai miške gyveno Giliai miške gyveno
Man reikėjo atlikti užduotį ir mus ragana gaudė ir mes turėjom bėgioti ir jie vis greitėjo ir greitėjo. Ir toks jausmas, kad mes laiko neturime nieko padaryti. Jos ramybė. Kai pamačiau, kad kažkokia keista būtybė pakreipė galvą, kad neteisingai atliko užduotį, aš tiesiog matau, kaip jie artėja link Eros ir... Nežinau, toks... Pradėjau plakt širdis ir pradėjau trauktis atgal, nes matau, kaip prieš mane vėl miršta žmogus ir toks atrodo, kad... Ar tai tikra ar ne, bet... Nu, tai buvo irgi labai skaudu ir liūdna ir... Toksai atrodo, kad... Tu irgi tą patį pajusi ir... Jo. Jie abu numirė. Ką? Aš gerbiu Martyno sprendimą, nes, jis pasiaukojo, taip nesavanaudiškai, bet tuo pačiu metu aš nelabai suprantu, juos abu išvedė ir... Gaila, man tiesiog jo gaila. Iš šio aukos nelabai buvo naudos. Jis mirė, o kristalą gavom tik vieną. Galėjo ir nesiaukoti. Mes už abu vis tiek gaunam vieną kristalą? Taip galas. Gaila Martyno. O dėl Eros čia turbūt jau aš kalta. Tu mums žadėjai, kad liks 4. Tu mums žadėjai, Aš taip galvojau, kad liks 4. Aš taip galvojau dėl šitos dėžės. Aš vis tiek iš pradžių sakiau, kad 3. Okay. Tai realiai, ką galiu pasakyti, kad dabar bus pati sunkiausia dalis. Vienas paskutinis balsavimas. Jo. Paskutinis žmogus turės mirti.
Tiesiog sprendžiam su šito greičiau. Vis tiek nieko nepakeisim. Tai vis tiek dabar reikia. Lauk, iššūkio kažko. Tai greičiau. Thank